Dalinuosi muilo gaminimo procesu. Pirmiausia, tai pasigaminau hidrolato. Muilui reikalingas yra distiliuotas vanduo. Susmulkinau šaukštelį avižų, nes tai yra natūralus odos šveitiklis. Susvėriau aviečių vandenį ir natrio šarmą. Natrio šarmą suvėriau į vandenį, išmaišiau ir palikau atvėsti. Spalvai pasiruošiu raudoną molį ir įdedu šaukštelį medaus tam, kad muilas gausiau putotų ir įgytų daugiau odą gydančių ir maitinančių savybių. Tada sveriu kokosų sviestą. Sviestmedžio sviestą, kuris puikiai maitina odą. Odai drėkinti alyvuogių aliejus. Na ir šilkiniai tekstūrai suteikti ryžių sėlenų aliejus. Pašildome, kol sviestai išsilydo. Matuojame temperatūrą, jos turi būti daugmaž panašios. Ir tada pilame natrio šarmą tiesiai į aliejų. Išmaišome viską labai gerai, o kad greičiau vyktų saponifikacijos procesas, panaudojame blenderį. Beriu smulkintas avižas, molį bei ištirpusį medų, tada eilė eteriniai aliejai, aš pasirinkau rožių ir viską gerai išmaišius pilu į formeles. Kol formelėse muilas sustings, prireiks 1 ar 2 dienų, tad iki rytojaus.